Gerą dieną, brangūs žiūrovai ir ypač masažuotojai, kurie pradeda savo profesinį kelią arba jau kažkiek tai metų dirba, bet toliau ieško žinių ir pildo ir augina savo naujus įgūdžius. Šiandien aš noriu pasidalinti su jumis keliais veiksmais. Tai yra trapecinio raumens masažo būdais, kokius aš mėgstu naudoti savo praktikoje. Taip, iš pradžių parodysiu sausųjį variantai. Tai ne visai masažas, tai labiau audinių tempimas ir trupučiuką primenu tokią topografiją ir pačio trapecinio raumens anatomiją. Trapecinis raumuo sudėtingas masaže yra tom, kad šitas raumuo gan platus, jis apima dalį kaklo, sprando dalys, dalį peties, apima praktiškai uždengia didžiąją dalį mentį ir nueina iki maždaug nugaros vidurio ir visą šitą plotą viršutinis nugaros ir pečių juostos jis dengia. Ir turi daug prisitvirtinimo taškus. Šitoj vietoj prie akromelinio sąnariuko, prie sprando, keturinio ataugų, kerta per patį mentį ir tvirtinasi prie keturinio stuburo ataugų slankstelių. Ir atitinkamai pats raumuo turi skaidulas kryptis tokia, tokia ir tokia kryptis. Taigi matot, raumuo gan sudėtingas būtent savo anatomiją. Ir dažnai masažą aš pradedu nuo šito raumens sausųjų būdų, tiesiog ištempimo atliekant. Pasiimu raumenį ir lėtai tempiu įvairiom kryptim. Viena ranka tempia nuo stuburo link stalo, kita link peties, kaip pavyzdys. Ir geriau šitą veiksmą atlikti lėtai, neskubant. Tiesiog laukti, kol po jūsų rankomis raumeninis audinys po trupučiuką suminkštės ir pasiduos tempimui. Po to galima keisti kryptį. Vieną ranką galima pasidėti šiek tiek žemiau, kur baigėsi mintis, kitą link pažasties krypties ir vėl dviem kryptim, šiek tiek atliekant lengvą stūmimą, mes tempiam šitą raumenį. Kita kryptis labiau 45 laipsnių nuo tarpuminčio zonos. Viena ranka ten, kita ranka vėl link viršutinių šonkaulių, link pažasties. Ir atliekame tokį tempimą. Geriau atlikti jį sausai, nenaudojant nei kremo, nei aliejaus, nes tada tempimas nesigaus. Taip, dabar pademonstruosiu variantą trapecinio raumens masažą, kurį aš mėgstu atlikti gulint žmogui ant vieno šono. Ir tada viršutinė dalis, visų pirma, jinai lengvai manipuliuojama, tai yra mes lengvai valdom, mes galim apkabinti žastą, užfiksuoti petį ir tokiu būdu išgauti mums reikalingą padėtį taip, kad geriau jausti ir patį raumenį trapecinį, viršutinę porciją trapecinio raumens. Ir ar mums reikia daugiau ištempti raumenį, ar pasyviai sutrumpinti jį. Nuo šito ir priklausys technika. Tai pirmas variantas, tai yra sutrumpinant raumenį pasyviai ir tada atliekame masažą. Viskas priklausys, aišku, nuo žmogaus kūno sudėjimo, nuo jo apimčių ir tuomet jūs
pagal tai priderinat, ką jūs naudojate. Pas mane šiandien modelis mažiukas, taip, tai aš laisvai galiu vien tik naudojant nykštį atlikti maigimo būdą viršutinio trapecinės dalies raumens. Štai taip. Vėlgi, dar kartą parodau, sutrumpinu pasyviai ir jeigu reikalui esant, dar trupučiuką judinu. Pajungiu prie maigimo technikos dar išjudinimą. Kitas variantas labiau iš giliųjų audinių. Aš vos labai mažai paimu kremo. Užtepiu. Vėl pasiimu petį, ties akromioną fiksuoju sąnarį ir dabar galiu atlikti masažą. Nykščiu. Krumpliais. Biškį ištempiu ir tada išspaudimas krumpliais. Jeigu stambesnis bus pacientas ar koks nors sportininkas, sakysim, tada galima kumščiu. Dar gilesnė technika. Taip, bet nereikia persistengti, atsargiai ir palei raumenį, nekabinant, nespaudžiant pačių slankstelių ir fasetinių sąnarių kaklo srities. Kitas variantas gali būti dilbiu atliekamas, bet aš tuomet keičiu rankas. Aš su šitą tolimesnę ranką užfiksuoju petį, įtempiu audinį ir su dilbiu švelniai atlieku išspaudimą. Dar kartą primenu, kad čia darbinis plotas pas mus praktiškai nuo akromialinio sąnario pradžios ir galima per visą kaklą iki pat pakauškolio atlikti veiksmą. Duok ranką. Va, taip. Kitas variantas irgi šiek tiek iš miofascialinio masažo operos ir jį galima atlikti žmogui sėdint. Tai yra labiau galbūt toks ekspres variantas arba kai jūs atliekat masažą ant kėdės sėdint žmogui, jūs atsistojate ant užnugaros paciento. Svarbu, jo ranka iš tos pačios pusės, kur jūs atliksite trapecinį raumens masažą, jums būtų gerai jo ranką užkelti savo ant kojos, tam, kad trapecinis raumo nebūtų įtemptas, o būtų atpalaiduotas maksimaliai. Pirmas variantas, dilbiu atliekam. Pirmas variantas, kartu su judesiu mes lenkiam į priešingą pusę kaklą, šiek tiek galima rotacijos pridėti ir atliekame išspaudimą. Jau dabar iš viršaus link apačios, link peties. Va šitaip. Pasyvus judesys, pacientas nieko pats nedaro, viską daro specialistas. Lenkia, šiek tiek rotacijos ir išspaudimas. Ir čia nereikia persistengti, kadangi išspaudimas atliekamas kartu su judesiu, bet svarbu suderinti du veiksmus, dviejų rankų judesius. Ir aktyvus variantas, kai žmogus pats atlieka judesį kaklu, o jūs atliekat tik išspaudimą. Pasiruošiam ir lenkiam kaklą ir biškį pasukam jį.
Aktyvus variantas visada atliekamas paskutinis, nes jis, aktyvaus judesio variantas, yra pats veiksmas intensyvesnis, todėl raumuo, audiniai turi būti pakankamai paruošti, apšilę ir atsipalaidavę. Ir savo išspaudimo greitį jūs turit suderinti su greičiu žmogaus palinkimo ir pasukimo galvos. Štai. Štai tokie buvo variantai, kaip masažuoti trapecinį raumenį. Ir jeigu jums patiko, laukit ir stebėkit tolimesnių video pamokų ir nepamirškit paspausti laiką, parekomenduoti kitam kolegui ar kitam besidominčiam žmogui šitą video ir iki kito karto. Ačiū ir iki.